Gerbiamas Surski, šiaip esu be galo nustebęs. Socdemai negina Broniaus Bradausko. Tai kitaip sakant, savi negina savų. Nu tai čia dialektinio materializmo požiūrių ir marksistinės filosofijos pažiūrėjimo ir čia yra tolygų, kad savi šaudė į savus. Nu, faktinai, taip. Dialektinio materializmo auklėtinis Bradauskas tiesiai šviesiai taip ir pasakė, jį išdavė saviškiai. Kaip sakė vienas protingas politikas, opozicijoje tik tais priešininkai, o priešai tarp savų. Saviškiai tai tie, kurie, tiek tos. Nu, bet kaip dabar jaustis tai Broniui, kai savi taip paėmė ir pagaidino? Nuvažiuos kur nors Bronius gerti su aplinkosaugininkais į poligoną, o ten ant ekrano filmas apie sausio 13-ąją. Nu, tai kaip jam jaustis? Nu, tai Butkevičius teisingai sako, kad čia yra Seimo kanclerio kaltė. Galėjogi tokiems specialiems Bradausko atvejams paruošti tinkamesnių filmų, kaip Grūdinosi plienas, Timūras ir jo būrys, Sliuohkim paramą, po pirties, kaip ten, tai būtų Rusijos ambasadorius patenkintas ir Bradausko draugai nebūtų jo išdavę. Tai gal pinigų kancleriui niekas neskiria? Prie ko čia pinigai, kai tai puikiai veikia torentai? O tai dabar ateina kancleris, reiškiasi, į Seimo filmoteką, atsistoja prie vienos lentynos ir ten filmai. Liandsbergio vaikystė. Liandsbergio studijos, Liandsbergio branda, Liandsbergis Briukselį. Seimo kancleris pasikasa savo pakaušį, apsisuka į kitą lentyną. O ten filmai Brazauskas ir Maišiagala, Brazauskas ir draugystės viešbutis, Brazauska vestuvės, nufilmuotas iš Vaviečių krūmo, ir neriška rinktis. Nu, tai teisingai Bradauskas pasakė, jeigu šitaip, tai tada nafik, tai tada nieko nerodom. Teisingai, o priešai partijoje jį išdavė. Savi išdavė savus. O kodėl Brazausko nėra sausio 13 filme? Beriozovas jam patarė nesipaveiksluoti tenais. Netikit manim, paklauskit Godos Ferencienės.